Šiame video kalbėsime apie tai, ko norime kaip žmonės, palyginti su tuo, ko nori mūsų siela. Paprastai galvojame, kad gyvename kaip dieviška būtybė turinti žmogaus patirtį. Tačiau yra daug žmogiškosios patirties aspektų, kurie visiškai netitinka mūsų dieviškosios prigimties. Būdami žmonės, mes pirmiausiai rūpinamės saugumu. Mes tiesiog norime, kad mūsų kūnai būtų saugus. Kita vertus, mums kaip dieviškosiams būtybėms visiškai nerūpi saugumas, nes žinome, kad esame 100% įgalinti valdyti tai, ką kuriame. Todėl saugumas nėra labai svarbus klausimas. Mes suvokiame save kaip daugiamatės būtybės, todėl jei kas nors nutiktų šiam kūnui, visada galime grįžti ir tęsti pradėtą darbą. Sielai neįtin rūpi jos fizinis saugumas, tačiau mes žmonės esame sukurti saugumui. Todėl turime išlikimo instinktus. Būtent tai verčia mus pirmiausiai rūpintis savo saugumu. Mūsų kaip dieviškųjų būtybių pagrindinis dėmesys skiriamas kūrybos procesui, kuris fizinėje patirtyje yra pasirinkimas, po kurio seka pasekmė. Tokia yra sielos paskirtis. Kaip žmonės mes norime išlikti saugus, kaip dieviškosios būtybės mes tiesiog norime kurti. Dėl žmogiškojo saugumo poreikio mes žmonės taip pat trokštame stabilumo. Mes prisirišame prie savo namų, bendruomenės, santykių, turto ir taip toliau, nes stabilumas sukuria saugumą arba saugumo suvokimą ne tik mums patiems, bet ir mūsų artimiesiems. Taip pat labai prisirašame prie savo įvaizdžio, prie to, kas manome esantis, o tai atsispindi mūsų daiktuose, santykiuose, bendruomenėje ir visame, kuo esame apsupti. Visai nesenai atidaviau visas savo knygas. Man patiko kolekcionuoti ir skaityti spausdintas knygas. Man patiko jausmas, kad galiu versti ir čiupinėti puslapius, jos knygos kvapas ir visa, kas susijęs su knygos laikymu rankoje. Bet supratau, kad jei norėsiu vėl persikraustyti kartu su savimi, vilksiu visas pilnas dėžes knygų ir staiga pajutau, kad tai yra tarsi mano inkaras, laikantis mane vienoje vietoje. Patikėk manim, atsikratydama knygų ir kitų daiktų pasijutau švaresnė, erdvesnė ir pasiruošusi kažkam naujam savo gyvenime. O kai mano gyvenime atsirado daugiau erdvės, aš manifestavau netgi kelias keliones, kurių visiškai nesitikėjau ir nelaukiau. Štai kodėl daugumai iš mūsų sunku įgyvendinti didelius pokyčius gyvenime, nes turime per daug daiktų ir prisirišimų, kurie mus slegia. Kita vertus, mūsų dieviškumas domisi transformacija, o tai iš esmės reiškia pokyčius. Net jei būtume 100% autentiškai išreiškę savo patirtį, vis tiek norėtume daryti naujas savo dieviškosios saviraiškos versijas. Dieviškoji saviraiška nėra vienas statiškas dalykas. Ja galima išreikšti įvairiausiais būdais. Turėtume nuolat keisti tai, kaip save patiriame, nes gyvenimas yra žaidimų aikštelė. Tai reiškia, kad reikia daryti transformaciją ir keistis. Transformacija reiškia, kad turime kažko atsisakyti, kad sukurtume kažką kitą. Pokyčiuose visada yra ir griaunamojo, ir kūrybinio elemento. Negalime transformuoti ar sukurti kažko naujo, kai mūsų gyvenimas jau yra visko pilnas. Žmonijos saugumo troškimas yra susijęs su stabilumu, prisitaikymu prie visuomenės ir integravimusi į ją nuspėjamų būdu. O tai, kad visi žaidžia pagal tas pačias taisyklės, visada mūsų visuomeniai buvo labai svarbu. Kita vertus, mūsų dieviškumas orientuotas į unikalumą ir individualumą. Ne dėl to, kad išsiskirti, bet dėl autentiškos saviraiškos. Mes nenorime pritapti. Mes norime priimti savo unikalumą. Tai nereiškia, kad mums reikia išsiskirti iš minios. Tai ego mąstysena. Siela nesuinteresuota išsiskirti, būti kitokia dėl to, kad būtų geresnė už kitus. Siela jau yra unikali. Jai nereikia apie tai garsiai šaukti ir įrodyti tai kitiems. Mes turėtume išreikšti save kaip unikalias, individualias sielas
tokias, kokios esame. Prisitaikymas prie kitų ar visuomenės iš tikrųjų netitinka mūsų unikalumo. Kad lengviau pritaptume prie visuomenės, kuri sukūrė stabilumą ir saugumą visiems, sukūrėme tokias savokas kaip gėris ir blogis, teisinga ir neteisinga, priimtina ir nepriimtina, etikos ir moralės taisyklės, pagal kurias vertiname vieni kitus. Tai leido mums išlaikyti stabilę ir saugią visuomenę. Tačiau mūsų dieviškumas yra suderintas su visatos besąlygiškumu. Nėra tokio dalyko kaip geras ar blogas, teisingas ar neteisingas pasirinkimas. Žvelgiant iš dvasinės perspektyvos, vienintelė būtina etikos ar moralės taisyklė yra niekada nesikišti į kitos dieviškosios būtybės laisvą valią. Leisk man tai pakartoti. Niekada nesikišk į kitos dieviškosios būtybės laisvą valią. Jei nesikesiname į kito žmogaus laisvą valią, iš esmės galime daryti, ką tik norime. Neabejotina, kad mes, kaip žmonės, nuėjome ilgą kelią atlaisvindami taisyklės, kurių tikimės, kad visi visuomenės nariai laikysis. Ir vis dėlto, daugelis šių taisyklių buvo giliai įsišaknijus mumise dešimtis tūkstančių metų. Per pastarąją sąmonės evoliuciją mūsų dabartinė problema tapo tai, kad bandome pasinaudoti dvasiniais, dieviškaisiais principais, kad taptumėme geresniais ar sėkmingesniais žmonėmis. Ir tai iš tikrųjų yra problema, nes tarp dieviškųjų principų ir mūsų žmogiškumo yra labai didelis tarpas ir daug neatitikimų. Mūsų žmogiškasis aspektas turi visiškai kitokį tikslą nei mūsų dieviškasis aspektas. Tačiau dabar mes turime daug naujų laikų mokymų ir informacijos apie visuotinius dėsnius. Taigi, atsitiko taip, kad žmonės naudojasi dvasiniais principais tam, kad galėtų būti geresniais žmonėmis ir atlikti visuomenės sukurtus vaidmenis. Taigi, naudojame dieviškosius principus, kad sukurtume saugumą ir stabilumą. Prisimink, kad jau kalbėjome apie sielos tikslą, kuris yra pokyčiai ir transformacija, o saugumas ir stabilumas yra visiškai priešingos vibracijos. Reikalas tas, kad bandymas taikyti dvasinius principus, kad taptume geresniu žmogumi, tiesiog neveikia. Štai kodėl kartais mūsų gebėjimai manifestuoti yra neadekvatus ir tai yra tiesiog elementarus neatitikimas tarp dieviškojo ir mūsų žmogiškojo aspekto. Tačiau iš tikrųjų mes čia esame ne tam, kad būtume dieviškosios būtybės turinčios žmogiškojo patirtį. Esame čia tam, kad būtume dieviškosiomis būtybėmis fizinėje patirtyje. Esame čia tam, kad būtume fizinės būtybės. Mūsų kūnai yra fizinis trečiojo matmens mūsų sielos aspektas. Kai kalbu apie mūsų žmogiškąją patirtį, turiu omenyje viską, kas susijęs su mūsų išlikimo instinktais, saugumo poreikiu, visuomenės taisyklėmis, santykiais, tavo šeima, namais, santuoka, vaikų auklėjimu ir kitais dalykais, kurių mūsų manimų turime laikytis. Bet tai yra mūsų žmogiškumas, o ne fiziškumas. Pagalvok apie tai, kas būtų, jei galėtum atsisakyti viso saugumo ir stabilumo poreikio, visuomenės taisyklių laikymosi ir bet kokių prisirišimų, kuriuos turi. Kas būtų, jei iš tikrųjų galėtum nuo viso to išsilaisvinti? Jei norime gyventi kaip dieviškosios būtybės turėdami fizinę patirtį, turėtume atsijungti nuo visuomenės vaidmenų ir idėjų tiek, kiek jos neatitinka mūsų tikrosios dieviškosios išraiškos. Nors tai labai trikdantis procesas dėl mūsų senų išlikimo instinktų, kurie stengiasi mus apsaugoti kaip gerus mažus žmogeliukus, jis taip pat yra labai išlaisvinantis ir atlaisvinantis mūsų prieigą prie gyvybinės jėgos energijos. Atsijungimo procesas iš tikrųjų yra energetinis. Mes kolektyviai jau pradėjome laisvinti daugelio visuomeninių vaidmenų ir sąvokų parametrus. Mes kaip individai netgi galime jaustis, kad nebesame prijungti prie daugelio dalykų,
kurie kolektyviniai sąmoniai atrodo normalūs. Tačiau mums dar yra ką veikti ir turime įdėti dar daug darbo, kad pasiekti visišką išsilaisvinimą. Kaip visą tai susijęs su tuo, kaip galime gauti daugiau gyvybinės jėgos energijos? Vienintelis būdas gauti prieigą prie gyvybinės jėgos energijos yra mūsų dieviškasis sielos planas, kuris parodo, kokios rūšies gyvybinės jėgos energiją galime pasiekti, kad galėtume kažką kurti. Tiesą sakant, mūsų dieviškojo sielos plano paskirtis yra suteikti mums galimybę naudotis gyvybinės jėgos energiją. Panašiai kaip vieni automobiliai sukurti važiuoti benzinu, kiti elektra. Taip ir mes esame sukurti iš tam tikros gyvybinės jėgos energijos rūšies, iš kurios galime kurti. Kadangi gyvybinės jėgos energija mums prieinama tik per mūsų dieviškai sielos planą, ją galime naudoti tik teigiamiems pasirinkimams, kurie išreiškia mūsų dieviškąją prigimtį. Tačiau dauguma mūsų planetos žmonių, ir būkime labai atviri, tai apima ir mus pačius, vis dar daro daug daugiau neigiamų nei teigiamų pasirinkimų. Štai kodėl mes negyvename be galo nuostabių gyvenimų. Atsimink tai, kad neigiamas pasirinkimas yra tiesiog pasirinkimas, kuris neatspindi to, kas esame sielos lygmeniu. Tai nėra blogas ar neteisingas pasirinkimas, ar net pasirinkimas, kuris duoda nepageidaujamą rezultatą. Tai tiesiog pasirinkimas neatitinkantis mūsų dieviškojo sielos plano. Taigi, jei gyvybinės jėgos energija per sielos planą mums prieinama tik per teigiamus pasirinkimus, o žmonės vis dar dažniausiai daro neigiamus pasirinkimus, tau gali kilti klausimas, kas mums suteikia prieigą prie visų tų neigiamų pasirinkimų. Kas skatina mūsų neigiamus pasirinkimus? Iš kur gauname energiją tiems neigiamams pasirinkimams priimti? Apie tai kalbėsime sekančią savaitę. Ačiū, kad žiūrėjai ir tikiuosi tau patiko šis video ir susitiksime sekančiame.